Sveiki. Čia mes kartu ieškosime Dievo pažinimo. Mes kartu bandysime pažinti Dievą be religijos. Čia mes bandysime suprasti, kur, kaip, kada tikėjimas perauga į religiją. Religija neatveda mūsų pas Dievą. Religija mus kažkaip nuramina, paguodžia, kaip ir Jonas Krikštytojas berods sakė, nebandykite ramintis angių išperos. Daugelis žmonių bando nusiraminti kažkurioje tai religijoje. Kadangi žmonės skirtingi, šiandien jau taip gavosi, kad tos religijos ir tikėjimo Jėzumi Kristumi kelių galime rasti įvairių pagal kiekvieno užgaidą, pagal kiekvieno norą. Gal net nežinau, kaip čia pasakyti. Ir klausimas, ar tie skirtingi keliai neša naudą Kristaus kūnui ir Dievo bažnyčiai. Mes kaip tik šitam kanale ir kalbėsimės apie tai. Čianais nesmerksime, neteisime jokių denominacijų. Mes tiesiog žiūrėsime tą mūsų žvilgsnį, pabandysime sufokusuoti giliau, prasiskverbti pro žmogaus interpretacijas apie Dievą, pro žmogaus mokymą apie Dievą, link pačios dvasios, link pačio to žodžio, Biblijos, Dievo pasakyto, ką jis galėtų reikšti. Stengsimės neiškraipyti kiek įmanoma žodžio, o atliepti, drąsiai išstovėti toj žinioj, nors ir kokie kiti būtų tie Kristaus žodžiai. Mes pasistengsime nepalikti jo, kaip tą dieną daugelis jį paliko. Tai, ką girdėsite čia, tai nereiškia, kad yra naujas mokymas, kažkokia doktrina. Tai yra paieškos. Paieškos su Mariumi Mintautu. Kviečiu jūs kartu ieškoti. Kam skirtas kanalas? Jisai skirtas visiems, kurie trokšta, kurie jaučia viduje tuštumą, kurie trokšta pažinti Dievą, kurie trokšta pažinti gelbėtoją, kurie nenori, nesupranta, bijo, arba jiems galvoj netelpa, kaip jie galės išnykti tą akimirką, kai jų kūnai iškeliaus, jų kūnai numirs. Yra tokių žmonių, kurie sako, viskas gerai, aš nebijau mirties, man viskas užges ir viskas. Kaip ir visi miršta, kaip ir šuniukas numiršta, kaip ir katytė numiršta, taip ir aš numirsiu. Yra žmonių, kuriems netelpa galvoj, kaip jisai gali pranykti ir numirti, išnykti. Tai šitas kanalas daugiau yra tokiem žmonėm, kurie žino savo vidu, jog jie gyvens toliau. Po kūniškos mirties jie gyvens toliau. Bet yra baimė, yra nežinojimas, yra galbūt kažkokia melo našta, nuodėmės našta, kažkokios kančios, paieškos. Galbūt jums nesusiveda tos krikščionybės kažkokios tai tiesos ar dogmos. Gal jūs turite kažkur klausimų neatsakytų, arba jums tiesiog nesusiveda
nesusiveda su žodžiu, kurį jūs skaitote ir tuo praktiniu tarnavimu bažnyčiose. Mes apie tai daugiau kalbėsim ir liesim šitos dalykus. Vėlgi sakau, be pasmerkimo kažkokios tai denominacijos krikščioniškos arba kažkokio judėjimo. Mes čia ne tam, kad smerktume, mes čia tam, kad ieškotume. Tam, kad ieškotume, ir jūsų dalyvavimas taip pat yra labai naudingas, nes ieškome mes, ne aš. Marijus jums nepasakos taip, kaip yra iš tikrųjų. Aš girdžiu iš Dievo pašaukimą ieškoti kartu. Jeigu jūs matote, kad šiandien krikščionybei yra kažkas ne taip, arba kad jau po 2000 metų po Jėzaus mirties jau turėtume turėti žymiai brandžiau, žymiai daugiau, o turime tikrai prastai. Jeigu mes matome kai kurių denominacijų krikščioniškų netinkamą elgesį arba organizacijų krikščioniškų ne tą elgesį, kaip mes skaitame rašte, mes ieškom. Tas, kas nori ieškoti, kas nesusitaiko, aš kviečiu kartu su Tikiu tave ieškoti. Prisijungti prie komandos, užduoti klausimus, kelti temas ir ieškoti. Ieškoti. Trokštančiam bus atverta, trokštančiam bus duota. Tikinčiam bus duota tai, kuo jisai tiki. Alkstantis bus pasotinamas. Ir nežinau, kodėl mano vidus aš daug perėjau denominacinių, krikščioniškų denominacijų ir pažinau Dievą nuo senai, stengiuosi jį pažinti ir man nesusiveda. Man daug kas nesusiveda tose bažnyčiose, katalikų, protestantiškose, charizmatinėse. Yra momentai, kurie nesusiveda tiesiog. Ir aš klausiu Dievo, kur, kodėl, kur tu, kas čia vyksta. Ir po truputį mes einam. Yra labai sunku, nes ta krikščioniška religija, jinai yra užkrėtusi, paskleidusi labai plačiai tas pinkles, tą tokį letargo miegą, tą tokį, reiškia, bažnyčiose yra kaip yra pas mus, taip yra tikrai gerai ir tai tiesa, o kitur yra klaidžiamokslis. Ir ten, kur sako, kad va ten yra klaidžiamokslis, tai toj bažnyčioj sako, ne, čia pas mus yra tiesa, o ten klaidžiamokslis. Ir krikščionis kartais išeina į gatves, pasiema plakatus Jėzus, Jėzus ir žygiuoja Jėzaus maršę, ale kartu visi, bet tos skirtingos bendruomenės, jos vienas ant kitų varo kabutėse, pasakykim. Čia klaidžiamoksliais vadina. Jie bando kažkaip būti kartu, bet jie negali. Jie tikrai negali būti to jėgoj ir daryti tų didžiulių darbų, ar ne, kaip susitarę. Mes žinom, ką žmogus susitars, sako, tai jisai gali padaryti bet ką. Įdomu tai, kad pasaulyje žmonės geriau susitarė negu žmonės, kurie deklaruoja save esant Kristuje. Ir tai yra tiesa. Tai va, tikiu tave, mes ir bandysime gilintis, bandysime ieškoti atsakymų į šitos klausimus, bandysime žvelgti, kur mes prasilenkiam, kur velnias prikišo savo purvą, kur jis į tiesą įdėjo tą degutą. Ir dar kartą sakau, jokio pasmerkimo niekam. Mes ieškom tiesos garantuotos 100%. Tikiu tave, mes nesiemam sakyti. Mes ieškom, mes sekam vakaro pasakaitės, mes tiesiog duodam mintį ir kaip aš sakau ir kaip pats patyriau, didžiausias džiaugsmas yra, kai žmogus pats ateina pas Jėzų Kristų, pats atveria jam savo širdį, taip kaip jisai yra vedamas Dievo, pats trokšta pažinti Dievą, ne pagal
kažkokį denominacinį mokymą, ne pagal Tikiu TV mokymą, mes provokuosim. Tikiu TV provokuosim mąstyti. Gali nuskambėti baisių dalykų. Ir jau nuskambėjo baisių dalykų mūsų standartiniams, tradiciniams smegenims. tai neišsigąskit. Tie baisūs dalykai yra tam, kad mes pradėtume mąstyti. Mes pradėtume užduoti savo klausimus. Mes išeitume iš tų stovinčių, supuvusių savo vidinių dvasinių vandenų. Mes eitume ten, kur teka, ten, kur keičiasi, ten, kur plauna, ten, kur atneša auksą, kur upė atneša auksą. Ir mes galėtume jį pasemti, išskalauti ir kad tai liktų mūsų širdyje. Bet stovinčiam vandenį, tose reiškia, kaip tos bažnytinės denominacijos, susirinkimai, visi tie, jie padaro kažkokius rėmus. Tenai aš asmeniškai matau, kad ten nieko nėra. Parašykite jūs komentaruose, parašykite jūs, bendraukime, ar įmanomas augimas, kaip jūs augate. Paimkim to į tradicinį krikščionybę, ar ne? Ar sekasi augti? Kokie yra pasikeitimai, kokios pergalės? Mes čia kalbėsim, kaip mums augti. Mes ieškosim tų kelių, mes kursime bendruomenę pagal kitus kriterijus, ne pagal nusistovėjusias krikščioniškos religijos tradicijas, normas, Nikėjos bažnyčios principus. Tai visiškai nauja, tai labai sunku. Ir jeigu jūs dabar tai girdite ir jums tai atliepia viduj, būtinai susisiekite, nebūkite abejingi. Būtinai susisiekite ir eikime į naują, gaukime naują. Tikėkimės, jeigu Jėzus pasakė, kas dairosi atgal, negali būti mano mokinys ir aš visą darau naują, tai tebūnie taip. Tebūnie nauja iš Dievo ir Dievo įrašytas įsakymas į mūsų širdis, jis niekados nieko nenuskriaus. O Jeremijas pranašavo, padarysiu su jais naują sandorą Jėzuje Kristuje ir įrašysiu jiems į širdį savo įsakymus. Ir niekas nebeklausinės, nuo mažo iki didelio. Visi mane pažins. Aš atleisiu jiems jų kaltes. Taigi, ar šiandien taip yra? Ar jūs matote tradicinės bažnyčios lankytojus, kad jiems įrašytas įstatymas į jų širdis? Nors Dievas pažadėjo, su kuom padarysiu naują sandorą, įrašysiu jiems savo įsakymus į jų širdis ir niekas nebeklausinės. Toks yra Tikiu TV tikslas. Toks yra mano tikslas. Ieškoti to kelio, kaip atverti širdį, kaip iš tiesų sudaryti su Dievu tą naują sandorą, kad jis pasiektų mūsų širdį ir mes netrukdytume jam įrašyti savo įstatymą į mūsų širdis. Kad mums nebereikėtų klausinėti. Mes visi pažinsime. Nuo mažo iki didelio. Niekas nebeklausinės. Tikiu TV tai ir girdėsite nestandartinį tokį nereliginį, netradicinį požiūrį į Dievo paieškas, į Jėzaus Kristaus, reiškia, pačią esmę, Dievo planą, ką jisai padarė per Jėzų Kristų. Iki susitikimo.